Visada buvau labai nepasitikinti savimi, bet atradau pasitikėjimą savimi ir noriu, kad tu tai atrastum. Ir čia, šitame kanale, tai atrasime kartu. Jeigu ir tu nori būti to dalimi, nepamiršk paspausti subscribe mygtuko bei like. Hello! Ir mes pabandysime šiandien pasidaryti tokį... oh my goodness! Ko jūs nesakot, kad man atrodo ant ties salotą užstrigus. Pradėsime kaip visada, kas buvo mano laivuose. Turėčiau suprasti, kad tai yra mano realiai pirmas normalus vidosas YouTube'ai. Tai turėčiau kalbėti taip, lyg pirmą kartą mes susipažintumėme. Tai sveiki visi, esu Gerda, visažistė. Labai myliu savo veiklą. Labai myliu savo veiklą. Tai šiandien aš galvoju pasidaryti kažką neutralaus, gražaus su cat eye pravedimu. Atleiskite už neplautą galvą, nes šiandien yra paskutinė diena, kada aš turiu jos neplauti, tai rytoj plausiu. Taip aš skaičiuoju, kad neišdžiovinti savo plaukų. Bet taip ir kada vaikštas turi balotą galvą, nieko gero, ne? Visi žinom tai, visos merginos žinom tai. Ok, tai pradėsiu kaip ir visada savo makiažą nuo antakių, nes dažniausiai nuo tos priemonės įsterlioja aplinkui. Labai man patinka šitas daiktas, nes jisai yra pigus, tikrai gerai fiksuoja, gerai laiko, gražiai formuojasi. Ir iš tikrųjų, man pasirodė, jeigu nuoširdžiai, kad jis tikrai geresnis kokybės negu tas Anastasijos Beverly Hills. Taip, mano antakis yra verkimo situacija, tiesą pasakius, verkt galima išrant juos. Nes aš tik dabar nesenai pabaigiau pasinaikinti mikropigmentaciją, kas ko gero dar nebaigta, nes matau, kad likę dar pigmento. Davai padarom šitokį trendą. O, naujas trendas. Antakiai žemyn. Ir keliam visus, aišku, plaukelius į viršų. Tai va. Daug čia trūkumų tose mano antakiuose. Matėt? Man laikas arba daryti veido masažus, arba kažką daryti su savo užkritusiais antakiais. Tai yra su užkritusiais vokais. Šiuo metu yra žymiai storesnis, pavyzdžiui, šitas antakis, čia žymiai plonesnis, žiauriai trūksta plaukelių. Tai aš turiu leisti jam ataukti, nes kitaip, kas iš jų bus, jeigu neleisiu ataukti, ne? Naudosiu šitą savo purškiklį prieš drėkinamąjį kremą. Šiaip serumą, kurį naudoju, jis man negerai sąveikauja su kreminė pudra, tai aš jo ir nenaudosiu. Turiu du variantus. Tokį variantą ir tokį variantą. Čia yra iš tiesų veido bazė. Šiaip labai mėgstu Bobbi Brauno liniją pačią. Aš sakyčiau, va tokį makiažą, kokį šiandien savo darysiu, jis yra puikiai tinkamas, sakyčiau, turinčioms mišrią odą. Tai aš jums iš tiesų pademonstruosiu, kaip reikėtų paruošti veido odą. Daugiau mažiau mišriai odai. Čia dar, sakykim, tokį basicą pasidarėm. Pasidrėkinom kremuką, naudosim bazę iš Mika Foreverio Step 1. Matizuojančią T-zonoje bei porų srityje. Pripildysim. Dieve, kaip mano veidas nukritas, atrodo. Aš jau senas pagreičiausiai. Ir T-zona. Skirčiau šitos bazės tokios kaip išskirtinės kažkuo, ką reikėtų naudoti ir tipo yra toks wow. Ne, jis nėra tokia tipo wow ir paprasta ten ta bazė Mika Foreverio. Jinai atlieka savo darbą, bet nėra tokio tipo wow. Bobbi Brauno dengiami tie žandukais, kur yra susėsnis sėtus. Tai leiskite įsigerti bazį, nes jeigu neleisite įsigerti bazį, susivilgus jūsų visas makiažas, ok? Turėkit galvoje. Taip, ir aš turiu čia makiažo kolekciją. Taip, kodėl? Because I'm sick about it. Jums reikės šešėlių bazės. Labai gera bazė iš Art Deco. Aš dar susidėjau į savo professional kit, dėl to jis yra išskaptuotas. Dengiu visą voką pilnai. Dabar palieku veidą, kad įsigertų.
Labai geras atspalvis. Nu, idealus. Yra realiai idealus. Paskutų veidą. Taip, paskutų veidą. What a surprise. Tada dėl to, kad būtų makiažas tiesiog much more smooth. Ir aš nieko nematau gėdingo. Ir dabar prasklaidau bazę šešėlio. Jinai tokia sausa, dėl to man jį labai patinka. Nu, ganėtinai riebus vokas, tai labai gera bazė, žiauriai gera bazė. Nereali bazė. Duosime Anastasia Beverly Hills ir pabandysime pasidaryti tiesiog brown eye makeup. Švelniai rudą. Naudosim Rusty, naudosim šią, naudosim juodą. Pirmiausia, įtapšnuosiu. Naudoju itin fluffy šepetėlę. Pūrų šepetėlę. Priemu nedaug to produkto. Paimu, nupurtau ir dedu ant voko, kad nebūtų jo to šešėlio per daug, nes aš noriu, kaip ir sakiau, tipo, tokio švelnesnio akių makiažo. Bet šitie šešėliai yra pigmentuoti, dėl to reikia ir nupurtyti nemažai. Įstatom į akydabę ir į priekį ir atgal judesiais. Ir va taip galima geriau iš karto mažiau ir galėsit užbildinti, suintensyvinti kartodami judesį, negu kad pridėti ir po to negalėti nuimti. Aš asmeniškai labai mėgstu čia nutamsinti, man gražiau susiformuoja akis. Asmeniškai man tai patinka labiau, tai aš čia ir patamsinsiu. Dedu kito pigmento, tiesiog įstatau, papurtau ir tą patį šešėlį aplikuoju į priekį, atgal judesiais. Išgauname intensyvesnę spalvą su vienais šešėliais. Sklaidau su švariu šepetėliu į niekur. Edges vadinamas galus kampus, nežinau kaip vadinti. Patį judesį darau su kita akim, statau į akidabę, sukamaisiais judesiais, į priekį atgal. Žinokit, labai svarbu manau investuoti į gerus šepetėlius. Čia pirmas dalykas. Klaidau į niekur. Į niekur šiaip būtų labai gerai, kad čia toje dalyje pasidengtume foundationą, bent jau aš taip darydavau anksčiau, norint išsklaidyti itin gerai, tai... Nu, ir šiek tiek kažką padarėm. Ok, jeigu šiaip yra užkirtas vokas, geriau susikoncentruokitės grinai to kampu, kur yra užkirtas, patamsinkit ir kausis biškį. Kitaip, dabar jėmu sekančią spalvą. Jėmu šitą spalvytę. Tiesiog įtapšnuoti grinai į patį kamputę. Labai nemėgstu čia baltos vietas, nes kai būna itin balta, tai dar labiau išryškina užkirtusi voką, tai kas yra su užkritusi sukais, žinot, ką nereikia daryti. O jūs suprantat, ką aš turiu menį, ne? Suprantat, tai gerai. Einame dabar prasišviesinti priekį. Ir dėl to mes esame šioje situacijoje. Taip pat priekyje truputį padengiu to šešėlių bazės. O ko ne? Ir išsklaidau perėjimą. Ir prasišviesinu taip pat su to pačiu šešėliu baltu priekį. Aš jau ką pastebėjau, iš tikrųjų daug kas prašo tiesiog tokio paprasto niudo, tai sumašiau, gal reikia parodyti, kaip pasidaryti pačioms. Prasisklaidau. Ant atvirų voko atrodo žymiai gražiau šitas akių makiažas, bet turim, ką turim. Talk to myself for hours. Hey. Naudosiu šitą šepetėlį. Nežinau, kaip man pavyks su juo pasinaudoti. Ir dar prasivedam labai smulkią liniją. Šiaip jeigu matot, kad negalit smulkios linijos, tai priekį aš jūsų nepieškit. Tai šiaip toks tipsiukas. Jeigu jūsų laineris jį nebepiešia, įpurškite jį fiksatorių arba tokio kasilio visada.
Makeup Fixing Spray. Ir visada jisai atskleidžia tinkamai. Man viskas čia baigė uždžiūt. Iš tikrųjų, ragas reikia viską naudoti. Tokį naudokit. Silašinat lašiuką ir atsiskėdė jūsų visi uždžiuvę reikalai, kuriuos jūs turit. Nu dabar jau ta linija nebėra švari, nes naudoju biškį padžiūvusi linerį, bet padarysi. Negaliu pakęst, kai nusibrėžim nelygų linerį, tik todėl, kad buvo. Sakyčiau, klausykit senų vilkų, bet netokie jau sena gerai. Žinot, kaip būna. Net norisi atsipūsti, kad pavyko kažką padaryti. Apsimesime, kad mūsų pradimas yra itin lygus. Iki pačio kampelio. Mūsų pravedimo vingas bus šito ar kito. Dažnai tai naudoju. O išfiksuojat juodų šešėlių. Tada turėsit itin intensyviai juodą pravedimą. Sėmam juodą šešėlio ir pasifiksuojam. Ir čia galit leisti, lyg krenta tie šešėliai, jeigu jums tikrai byra jie. Ką mažiau brėto galit tapšnojimo judesiais, bet iš esmės mes užsidėsime blakstukės. Aš jau esu jas naudojęs, tai nusikerpu kampučius ir tada panaudoju. Užtepus klijus, palaukiu, kol jie šiek tiek pradžius. Nemėgstu šitų šešėlių. Ką galite patart? Ką daryti su šitais krintančiais šešėliais? Man reikia vėjų. Žinau, kad jis svarbu. Numesiu gerai. Nedraskum čia akių man. Ir mes dainuosime. Blakstės reikia klėti ant savo blakstienų, ne ant odos, nes kitaip nelaikys. Tai padaryti tarp ateitis. Visada ne. Kada taip. Sekantis žingsnis. Naudosiu šios priemonės iš Xo. Labai nedžiadžinkit. Pirmi kartai visada kažkokie kliurkos būna. Vienas iš man mėgstamiausių pudrų yra šios. Nepatikėsit, bet aš labai rimtai, aš turiu labai daug kreminių pudrų ir man šita kažkodėl yra viena iš mėgstamiausių. Dėsiu negalėsiu tamsesnę pudrą, o ko ne. Ir aš noriu rudesnę atrodyti ir noriu, kad mano kreminė pudra netitiktų mano kaklą. Taip, dėsiu highlighterį. Tiesiai. Reikia greit sklaidyti, nes tas highlighteris greit kietėja. Ir mes išgauname faktiškai vaizdą kaip Charlotte Tilbury. Aš nežinau, kaip tiksliai tarėsi ir gerai, bet jūs žinot tą kreminę pudrą, kuri yra itin lengva, labai gražiai dengiasi, gerai laiko ir turi tavo spindėjimo, sveikos odos įvaizdį. Ir taip, mes tai pasidarom už kiek? Už 8 eurus. Yes. Šitas aфиgenas. Iš Fenty Beauty bronzantas ir iš Maybellino maskotlis. Tai mes greitai pasikontūruosime veiduką. Taip, opa. Ir tapšnojimo judesiais aš išsklaidau. Next, bronzantas iš Fenty Beauty, spalva yra suodė. Aš jį beveik baigiu, bet aš jau daug metų turiu. Ir aš taip aplikuoju
pagal tikrus visažisto principus to negalėčiau daryti, bet aš namuose, kodėl aš to negaliu daryti? Reikia tik tai žinot, kaip greitai išsklaidyti. Kaip pavyzdys, va dabar. Valiam. Ir kakto zona. Žikt. Neįtai reikėtų, bet tiesiog dėl ištempimo aš truputį, kad sucentruoti kaktą. Tai kaip ir visada taisyklė, šviesios išbringina į priekį, tai yra iškelia, šviesios spalvos iškelia, tamsios įgilinat. Dabar panaudojam šitą. Panaudosim šitą. Čia yra iš Revolve Me Loose Blur Powder, žodžiu blurinimo. Primeris, fixing powder, viskas viename, rožinė, žalia, geltona ir baltas spalvos, tai turi jau čia wow efektą mums padaryti. Ir dengiu paakių zonoje, šiaip visai nice. Visai nice. Bet įdomu, ar jinai išsilaiko gerai. Va kas man įdomu. Bet to labai nedaug kainavo. Ir mes tada tiesiog pafiksuojam visas zonas. Tas zonas pagrindinės. Čia iš esmės viską turit fiksuoti, nes kitaip jums nesigaus gražus kontravimas. Jeigu dar norit pasikontruoti ir su sausu produktu, tai tiesiog su labai nedaug produktų praeikite. Jeigu bus šlapia, jums viskas ten susimiksuos, negražiai įsisklaidys, jeigu naudosite dar sausą produktą. Naudosiu iš Holos, čia yra mano atskiros paletos sudėtos, paprastą Holos tą bronzantą, bei aš naudosiu skaistalus, manau, šiuos arba šiuos. Pamiksuosiu gal, manau, šiuos ir šiuos. Siem normaliai bronzanto. Ir tokiais judesiukais biški patamsim kampus. Matot, koks skirtumas realiai, ne? Na ir tada mes apatinę liniją truputį pasikoreguojam. Įsivedam rudo šešėlio. Taip va, ir mes tada grįžtame prie veiduko. Ir taip, skaisteliukai, vėl naudoju tą patį fluffy šepetuką. Ir tokiais judesiukais aš įvedu skaistalus. Ką aš čia turiu iš highlighterių? Baltą, davai šitą dedu. Bus, man atrodo, per baltas. Nepirkit, nebent esat visiškai šviesiaodė, nes jums iš tos paletės realiai nė viena spalva netiks, ypatingai lietuviams, tai nebent tik tai šitą. Aš nežinau, šiaip radau patį mėgstamiausią pieštuką savo lūpų, tai šitą. Man jis yra žiauriai gražus, žiauriai gražiai. Žiauriai gražiai dažo lūpas, aš nežinau net čia. Tenet Nude vadinasis. O taip. Ir jis yra iš kažkokio Lordberry. Aš žinokit, nežinau. Man atrodo, aš jį pirkau Eurokose gal. Man jinai yra nerealiai gražiai spalva. Nerealiai. Kaip aš dažausi lūpas, aš mėgstu liežuvį čia padėti ir man tiesesnė linija nusipiešia. Ir nereikia vargti. Should I use this one or this one? Noriu šiandien kažko švelnesnio. Parodysiu irgi savo radinį. Šitą irgi spalvytė, čia graži. Labai graži spalva yra Nude 302, aš tengiuosi fokusinį, žinokit. Moku.
Suteikia labai gražią spalvytę. Nepatinka skonis. Naudosim šitą fiksatorių. Kažkur turėjau labai fainą fiksatorių, bet dabar jau daug aš jų turiu, bet naudosiu šitą. Nes aš jį nesu iš jų bandžius. Tai laikas pabandyti. Iš Revolutional Mate Fix. Bijau. Alkoholio pilna, galiu iš karto pasakyti. Nu tai aišku, pirmas vanduo, antras alkoholis. Netgi riebiaodei reikia drėkinimo. Kodėl yra tarp jo alkoholio? Ir mūsų final look yra toks, aš žinau, dar nematau, kaip man čia atrodo tas fiksatorius. Ok. Not bad. Gali būti geriau. Ačiū, kad žiūrėjot. Pakomentuokit. Nepamirškit paspausti subscribe mygtuką. Ir kuo daugiau jūsų, tuo daugiau man motyvacijos kurti. Galite rašyti klausimą. Būtinai atsakysiu jūsų klausimus. Ir labai tikiuosi, kad patiko video. Ačiū labai ir iki pasimatymo. Iki kitų kartų.